Taigi, visi klausia, kokios gali būti klaidas renkantis žiedus. Viskas aišku. Turiu būsimą žmoną arba būsimą vyrą, einu pirkti žiedus, 1, 2, 3, žiedą turim, vestuvės irgi atšventėm. Tačiau pasižiūrim trupučiuką į tradicijas, ne, kaip pasikeitė požiūris pačių vestuvių. Jeigu anksčiau žmonės vestuvės sugalvodavo ir padarydavo per savaitę laiką, tai dabar mes pradedam planuoti prieš metus, nuomonės keičiasi kasdieną, labai natūralus dalykas, nes moteris labai įtakoja tas nuotaikas. Ir norime labai geros kokybės, nes iš tikrųjų dėl kokybės tai galime kalbėti dabar labai daug. Lietuvoje tikrai yra labai didelė pasiūla ir jūs galite rinktis ne tik tai kokybiškus, bet ir pagal kainą ir pagal konkurenciją pasiūlymus geriausius, ką jums gali pasiūlyti. Tai mes tiesiog norime jums trupučiuką papasakoti iš praktiškos pusės, į ką reikia atkreipti dėmesį renkantis tos žiedus. Taigi, pagrindiniai dalykai, į ką reikia atkreipti dėmesį renkantis žiedus. Žiedų lengvumas. Labai dažnai jaunavedžiai renkasi žiedus pagal kainą. Tačiau kaina nėra pagrindinis dalykas, pagal ką reikėtų rinktis žiedus. Kaina labai dažnai priklauso nuo žiedų svorio, o kokybiškas žiedas jis negali būti lengvas. Kodėl? Todėl, kad nešant maišą arba, nežinau, prispaudžius pirštą, būna su baidariam, tikrai tokiu atveju, būna su durim. Žiedas tiesiog jums susilenks, deformuosis laikui bėgant ir jūs turėsite jį arba perlydyti ir padaryti normalius žiedus, vėlgi grįžti prie to klausimą, arba tiesiog jį nusimsite ir nenešiosite. Tai renkantis žiedus tikrai atkreipkite dėmesį, kad žiedas nesvertų nei 1, nei 2 gramus. Jis gali sverti 1 gramą, bet tada reikia žiūrėti, kad būtų tinkami storiai, kad jis tikrai nesusilenktų. Taigi, antras labai svarbus dalykas – plonumas. Tada, kada norite plataus žiedo ir vėlgi renkatės pagal kainą, dažniausiai tai būna platus žiedas, bet labai plonas, praktiškai kaip folija. Tas pats, kas ir su lengvumu. Jūs jį tiesiog prarasite laikui bėgant, jis jums tarnaus 1 arba 2 metus, o renkatėsgi žiedus visam gyvenimui. Tai visą laiką sakau, atkreipkite dėmesį į kokybę. Kas labai svarbu žiedui? Komforto zona. Dabar kas antras žiedas turi komforto zoną, visa tai yra technologijos ir visa tai yra jūsų patogumui. Komforto zona čia yra išlenkimas iš vidaus, prisilietimas prie piršto, būtent toj vietoj, kur pirštas ir oda susilieja. Būtent dėl ko jinai reikalinga? Žiedas įgauna storio, jūs jo nejaučiat, nes prisilietimas prie piršto yra minimalus. Jums yra labai patogu nešioti. Čia labai patinka vyrams, nes, kaip sako, kad vyrams labai lengva išsirinkti, galėčiau tikrai pasiginčytis, nes vyrai dažniausiai nenešioja žiedų ir viską, ką jie pradeda matuoti tą minutę, jiems atrodo nepatogu, trukda, sveikintis negaliu, matosi per daug ar dar kažkas. Tai va ta komforto zona būtent išgelbėja vyrą, nes jis jo praktiškai tinkamo dydžio žiedą su komforto zona, jis jos nejaučia. Jis nešioja tą žiedą ir džiaugiasi, tikrai pripranta praktiškai per 20 minučių. Taigi grįžtant prie kokybės, mikroįtrūkimai. Dažnas pas mane klausia, ką reiškia mikroįtrūkimai, kaip aplamai įvertinti tą kokybę žiedo. Laikui bėgant gali atsirasti skylutės jūsų žiede. Čia lygiai taip pat kaip stiklas mašinai. Jūs pagavote akmenuką, kažkur tai skyla, praktiškai nesimato ir pradeda plėstis. Plečiasi ir paskui vieną dieną jūsų stiklas subirėjo. Lygiai taip pat yra ir su auksu. Kasgi atsitinka? Darant, kada yra labai daug dulkių arba atsirandant netinkamom temperatūrom, blogai išvalytum auksų, iš kurio gamina, nes yra tokių juvelyrų, kaip aš sakau, auksarankių, kurie gali iš jūsų žiedą, neišgryninant auksą, padaryti kitą žiedą. Tai lygiai taip pat po kelių metų jis jums sutrukinės, nes prie aukštos temperatūros lydomi žiedai daromi visai pagal kitą technologiją. Taigi mikroįtrūkimai, jūs negalite jų numatyti iš karto. Jūs galite tiesiog pasižiūrėti, kurioj aplinkoje jums yra daromas žiedas. Jeigu matote, kad tai yra purvina vieta, ten kur daug dulkių, ten kur dirba su bankutėm visokiom technologiškai netvarkingom priemonėm, tai vat būtent tas ir parodo.
Praktiškai mikroįtraukimas tai yra garantinis brokas ir jūs turite reikalauti garantijas, nes mikroįtraukimams sutikima visą gyvenimo garantiją, ką vokiečiai, ką lietuviai, save gerbiantis, jie tikrai jums duos garantiją visam gyvenimui, jis gali atsirasti ir po 10 metų, ir po 15, jūs tiesiog turite žinoti, kad čia ne jūsų kaltė, čia ne cheminės priemonės, čia yra gamyklinis brokas, kurį turi pakeisti jums gamintojas. Tai va tiek apie mikroįtraukimus, apie briliantus. Vėlgi, kas antras sako, kad briliantai iškrinta. Na, žinokite, mytas. Iškrinta labai blogai įstatyti deimantai. Jeigu jums įstatė kokybiškai deimantai, jis neturi iškristi. Jeigu deimantas yra geros kokybės, neprastos, jis neturi jums sutrukinėti. Nes deimantas, kaip mes žinom, yra vienas iš kiečiausių mineralų, tačiau jis yra vienas iš trapiausių mineralų. Ir laikui bėgant, jeigu jis yra prastos kokybės, jis gali jums sutrupėti į dulkes. Tai tiek apie tai, į ką reikia atkreipti dėmesį. Žiūrim pagal praktiškumą, parinkau čia porą pavyzdžių, kur, pavyzdžiui, žiedai atrodo labai gražiai, ne? Ar gražiai atrodo žiedai? Bangos, deimantai šone, viskas cool. Norėtų kas antras turbūt tokių. Ateinat, pamatuojat, ne vienas iš jūsų jų nenuperkat, todėl kad jie iš tikrųjų yra nepraktiškai, nepatogus, per daug stori, tų deimantų nesimata, tai yra tiesiog gražus paveiksliukas, kas irgi atsiranda paskutiniu metu su tokiom technologijom, kokias mes turime juvelyrikoje. Ko reikia bijoti išsirenkant žiedą, ne? Kaip aš jums ir parodžiau, vienas iš pavyzdžių, kad bijoti užsakymo pagal nuotrauką. Žinokite, turime be galo daug patirties to vietoj, kada ateina pas mus, pasidaro nuotrauką, nueina pas kitą juvelyrą, ten daro 50 eurų pigiau, pasidaro ten, savaitę prieš vestuvės atbėga pas mus ir prašo padaryti skubę tvarką, perdaryti, nes žiedas visai netitinka to, ką jis matė pas mus. Va taip ir būna. Jūs matote vieną nuotraukas, jūs matėte vieną žiedą. Kitas žmogus mato kitą nuotrauką, jis mato kitaip. Jis jums tikrai pastatys kitaip, neturintis geros patirties juvelyras, jis jums net neįstatys normaliai deimantų, taip kaip jūs matote pagal paveiksliukus. Atsiprašau. 3D vizualizacija. Irgi vėlgi eilinė klaida, kada gražios nuotraukas, technologijos, tačiau praktikos tame nėra. Kas būna su 3D vizualizacija? Ateina pas mane klientai, atneša paveiksliuką arba atsiunčia mailą su užklausa. Ką aš matau? Aš matau žiedo proporcijas. Jūs jų nematysite, nes tam reikia patirties, reikia žinoti, apie kokį plotį mes kalbam, apie kokį storį mes kalbam žiedą. Na ir va atsiunčia gražią nuotrauką ir ten pavaizduota. 6 mm žiedas, 4 mm žiedas, jame įstatyti iš 2 pusių deimantai, per vidurį eina 2 spalvos, kurios daromos būtinai pagal taisyklės iš 2 skirtingų žiedų, nes kitaip jums tiesiog nusivalys tas spalvas, jeigu jums dažys tiesiog tą spalvą paviršutiniškai. Ir tu pradedi skaičiuoti 2 mm iš vienos pusės deimantams, dar statymams reikia numatyti vietoms, 2 mm iš kitos pusės 2 bangelės, kurios neįmanoma sudėti iš 2 žiedų, todėl kad jie tiesiog netelpa visi į 4 mm. Tai visą laiką, kada matote paveiksliuką, visą laiką, sakau, paimkite liniuotę, pabraižykite su suvinukį, kas yra 4 mm, kas yra 6 mm ir tada bandykite dėlioti ir žiūrėkite, ar jums viskas telpa į tos milimetrus, nes lapą mes turime didelį, kompiuterį ekraną mes turime didelį, o žiedą mes turime tikrai labai ploną. Tik tai, taip kaip klasika eina, tai jau platus skaitosi 6 mm žiedas. 4 mm žiedas ten iš vis deimantinė juostelė, jeigu papuošite, tai bus gerai. Kodėl parašiau, kad reikia bijoti juvelyro menininko? Ar teko susidurti? Nesusidurėte, ne? Tai jeigu matote, kad juvelyras menininkas, viskas ok. Tačiau jis turi turėti kažkokį administratorį, kuris atsakys už visą laiką, už visus terminus, už visus pokyčius jūsų žiede, nes labai dažnai jūs ateinate su vienu, gaunate kitą ir tai gali būti, kad tikrai nebus blogai, nes kartais, jeigu tu priverti juvelyrą menininką daryti tą, ką jis nenori, jis jums padarys taip blogai. Tai geriau jau šitoj vietoj duoti leisti jam, pajausti, kaip jis turi atrodyti ir leisti jam vadovautis jo, kaip aš sakau, iniciatyvą, bet tada nesitikėkite to, ką matote jūs, nes jūs esat pirminis vartotojas, kuris matot, kurios nesusidūrė, o mes esam jau tie patyrę,
kuri mes žinome, kaip turi atrodyti. Tai va šitoje vietoje, jeigu einate pas juvelyrą menininką, numatykite didesnį laiko tarpą, nes jis tikrai jums nepadarys per 14 darbo dienų. Tai turi būti ilgas procesas, 3,5 metų ir jūs turite aptarti kiekvieną detalę su jo arba tiesiog vadovautis jo skoniu, jeigu jis jums patiko. Tada žiūrėkite asmeninės dalykus, kurie jums, kaip sako, aura susijęjo, ne, su žmogum. Jaučiat, kad patinka, jaučiat, kad atitinka jūsų skonį, galite pasitikėti. Bet tada numatykite daugiau laiką, kad jeigu drug jums nepatiks tas žiedas, jūs turėtumėt jį pakeisti. Taigi, prie metalo. Irgi labai svarbus klausimas. Kokį metalą pasirinkti? Rašėme mes daug straipsnių iš tikrųjų ir Facebook'e nesenai labai daug klausimų sulaukėme būtent dėl šito klausimą. Platina. Pirmas klausimas visą laiką, kodėl platina? Aš jums galiu pasakyti, mes visi galvojam, kad jeigu platininis žiedas, tai jis yra geras. Irgi mitas. Anksčiau tiesiog prieš 5 metus, greitai mes pateiksime jums skalę, kaip pasikeitė platinos kaina. Anksčiau platina buvo labai brangus metalas, jis už auksą kainuodavo vos ne 2 kartus. Šiuo metu platina kainuoja pigiau negu auksas. Tačiau jeigu jūs norite žiedą iš platinos, jūs sumokėsite 2 didesnę kainą. Kodėl? Technologijas kitokias. Poliravimo įranga turi būti kitokia, įrankiai turi būti kitokie, aplamai turi būti atskira darbo vieta sukurta platinai. Todėl, jeigu jūs norite platinas, aš vienareikšmiškai jums sakau, kad geriau negu vokiečius jums platinos Lietuvoje nepadarys. Padarys čia, atsiras mikroįtrūkimai. Nėra čia pas mus tokių temperatūrų, kad išlydyti tinkamą platiną, nėra atskirų vietų, kad dirbti su platina. Tai tiesiog norite platinas, visą laiką parašykite, kodėl noriu, kodėl nenoriu. Pliusai, minusai, kaip aš visą laiką sakau. Norite mokėti 2 kainą? Ok, galėsite visiems sakyti, kad pas jūs žiedas iš platinas. Nes žiedas iš balto aukso tikrai nekom nesiskirs nuo to žiedo iš platinos. Platina ir buvo būtent tas metalas atrastas, kada norėjo įstatyti deimantus, kad būtent deimantas atrodytų baltas, o ne geltono arba raudono auksą. Dabar mes turim 6 atspalvius balto auksą, kokiu tik norite. Juodą spalvą, į pilkšvą spalvą, į šampaninę, į šiltą, į ledinę ir dėl to mokėti už platinas nematau prasmės. Dar vienas yra ten tokia technologinė galimybė buvo platinas, kad jį negalėjo sulėti, kad jį darė ištisą iš karto, vientisą žiedą, nes jį negalima sulituoti. Tai dabar šiuo metu save gerbintis juvelyrai visi taip daro auksą. Jie nelitoja auksą žiedą, kaip būna iš juostelės ir sulitoja šitoje vietoje. Tai jis jums ir truks po 2 metų šitoje vietoje nešant maišą. Dabar žiedus daro, kaip ir platina, iš karto tiesiai visą žiedą. Sidabras. Sidabras jis populiarų gal daugiau užsienyje, jeigu ateina pas mus lietuvaitė su, kaip aš sakau, būsimų vyrų iš užsienio, tai mes jau nenustembam, kad jis nori sidabrą, nes jie tiesiog neturi kultūros. Tai jeigu norit sidabrinį žiedų, valio, ok, galima. Lietuvoje vis dėlto išlieka tokios tradicijos, kad vestuvinis žiedas turi būti iš aukso. Paladis titanas, paladis čia lygiai taip pat Europa buvo, tiesiog kas norėjo platinas, paladis turi tokią pat atspalvį ir jis kainuoja pigiau negu auksas, tai buvo labai modernu ir madinga Europoje. Lietuvoje neatėjo tai, gal ateis po 6-7 metų, tačiau ir nematau prasmės, gal geriau skirti 30% daugiau į savo vestuvinį žiedą, bet turėti vis dėlto auksą, kad jūsų tėvai jūs palaikytų, nes tėvai tikrai nesupras, jeigu jūs užsidėsite paladinį žiedą. Titanas. Ok, gražu, modernu, faina, tačiau jis yra trapus ir jis yra netaurusis metalas. Galite rinktis iš titano, mes lygiai taip pat turim iš titano daug žiedų, tačiau, nežinau, nebent tik pagal kainą ir pagal moderną, jeigu negalite sau leisti. Sidabrinis su aukso detalėm, tai čia nieko nauja ir metalas su aukso detalėm, tai čia jūs galite irgi kurti. Aukso praba. Kągi, visą laiką kyla klausimas, kuriagi praba geriausia. Gal žinot atsakymą? Visi dar mėgat. Gerai. Atsakymus yra 5-8-5, vis dėlto yra tas vidurkis, kuris yra vestuviniams žiedams labiausiai tinkantis. 7,50 praba yra trupučiuką per minkšta žiedui ir jinai jums greičiau susidėvės. Tačiau visi brandai, visi žinomi gamintojai daro iš 7,50 prabas,
kokybės gal santykis, nežinau, krepšelis gal pirkėjo didesnis, iškart 30% padidėja, nes 7,50 visą laiką kaip taisyklė yra 30% brangiau. Tai čia galite rinktis, bet kaip taisyklė 5,85 būtent yra tas metalas santykių, kada jis yra tvirtesnis ir ilgiau nešiojasi. 3,75 praba čia, kaip aš sakau, tada, kada jūs norite labai gražaus žiedą, neužtenka trupučiuką biudžetą, galite nusileisti pagal prabą, nes šiuo metu tikrai nesiskiria, ar žiedas 3,75 prabas ar 5,85. Nors iš senų laikų sakydavo blogas auksas ir geras auksas, tai būtent tai ir turėjo minė. 900 praba, tikrai ne mūsų rinka, čia yra Emiratai, jie ten visi nešioja tą minkštą auksą, bet jie ir keičia tos papuošalus kasdien tikriausiai, nes kultūra nešiojama yra kitokia. Mes žmonės praktiški ir norime nešioti visam gyvenimui žiedą.